Sveiki, tikriausiai visi atsimenat tokį komplektėlį įrankių, kurį aš buvau užsakęs maždaug, turėjau nusipirkęs prieš metus Lietuvoje, senukuose. Va, ir va čia buvo toks komplektas va štai šitų tokių antgalių, rankenėlė, pincetas ir štai tokios replės mažos, replikės. Na ir padidinimo stiklas. Tai va, kas atsitiko, pasirodė, geriau tokių nepirkti, nes čia yra va, plasmasinės riegės tokios ir tos plasmasinės riegės, žodžiu, va, jos man pradėjo persisukti. Štai pradėjo persisukti ir viskas čia blogai, niekas nebesilaiko. Žinau, kūryškumas. Turi būti čia ryškumas kažkur. Na. O. Pagaliau ryškumas. Štai, čia vat visas tas dalykas nusidėvėjo. Tarp kitko po kokio 4 naudojimo, atrodo stipriai nesukau. Žodžiu, ir naudoti galima, bet kai įdedi, viskas iškrenta. Taigi, nutariau užsisakyti tokį kitą rinkinį. Tiesa, dar nepasakiau, čia yra antgalių. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nu, 38 supratau, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Žodžiu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ir 3 kart 7, 21, plus 16. 16 plus 21, kiek bus? Nežinau. Aišku, dėl kažko kaip čia darosi nelyginis skaičius. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Žodžiu, čia yra 37, šitam turėtų būti daugiau. Galva pavargus, tai negaliu skaičiuoti. Taip, reikėjo greičiau, nes reikia tam vieną dalyką tiesiog starkyti. Tai atsisinčiau iš Anglijos. Atkeliavo, buvo išsiųsta 18, atkeliavo 25, tai 7 dienos. Ir kainavo 7 svarai 25 plus 1 svarą 79 už siuntimą, arba $11.27 ir 2,78 už siuntimą. Kas čia dar? Na, kaip ir viskas. Gal iškart kažkas barška, tikiuosi nesubirėjo per tą laiką. Aha, dėžutė, labai gerai. Interneto forumuose, ten visokiose kinietiškose, nekinietiškose, kai kurie perka iš AliExpress ir džiaugiasi jų kokybę. Taip, tai čia yra naujas, va, yra 2015, buvo 2014 metų, kaip supratau, tas rinkinys. Ir profesionalus atseit čia. Žodžiu, jis yra, aišku, iš Kinijos, bet pirkau iš Anglijos, tai tas pats variantas. Taip, 45 viename. Žodžiu, daugiau už aną. Ir čia surašyti visi variantai, va, gal kam įdomu. Visi variantai, kokie tai gali būti. Nu, kažko ryškumo man nenoriu suvadinėti. O. Taip, gal tada išpakuojam. Pasižiūrim, kas čia yra. Taip, dėžutė tuščia. Gerai. Nieks čia neišbirėjo, o štai taip yra supakuota, taip atrodo. Taip, vadinasi JK 6089, jeigu kur ieškosit. Ir Jack Lee pavadinimas. Ar Jack Lee gal. Aha, ir netgi žiūrėkite, yra originalas, matote? Galima tiesiog, na, su ryškumu kažkaip. Štai. Galima nukrapštyti šitą numerį ir patikinti. Nu, aš tikiu, kad čia originalus. Vat, kinietiškas, vat, iš tos firmos. Tai. Nu ką, atidarom. Aišku,
per siuntimą čia viskas išsimėtė. Iš čia. Taip. Kodėl čia atšokia? Taip, kažkas išsimėtė vis tik tai. Ne visi išsimėtė, bet išsimėtė štai šitie. Kodėl neužsidaro čia? Taip, žodžiu, šiek tiek išsimėtė. Na, aš ir kaip sakiau, dauguma išmėtiškų. Aišku, dabar galutinai viską išmėčiau, bet jie čia va štai taip netgi ir įsistato. Tai aišku geresnis negu kad rodžiau jums prieš tai, prieš metus. Aišku, žodžiu, čia kaip ir nieko netrūksta, bet susidėliosiu pats, nes ten yra užkritusių štai. Aišku, čia siunčiant viskas išsimėtė. Tai minutę susitvarkysiu ir pratęsim toliau. Na štai, kažkiek išsinagrinėjau, žiūrėkite, buvo aišku viskas čia išmėtyta, kol kas dar nesudėjau, bet žiūrėkite kaip įdomiai padaryta. Štai stovi tokia juostelė ir uždarant dangtelį, tiesiog visi šitie antgaliai, jie gražiai atsigula, matot, gražiai išsidėsto, o atidarant visi gražiai pasikelia. Galima netgi arčiau pritraukti, štai matote. Užsidaro ir užsifiksuoja. Dabar paspaudus gražiai atsistoja, visi labai patogu naudoti. Taigi aš sudėsiu ir parodysiu, kaip jie iš tikrųjų atrodo. Na štai, pagaliau sudėjau, kaip matote, štai taip atrodo pilnas komplektas, dar iš šito čia kažkur. Tai čia įsideda, va, tai yra iš tikrųjų 45, ir kiek sakiau, 45 viename, pasikelia gražiai, nusileidžia. Taip, dabar privalumas va štai su tuo senu yra didesnė rankenėlė, kaip matot, ir plus šitas nesisuka, tai yra tvirtinasi magnetiniu būdu. Jeigu ten reikia kišti prisukti, tai čia vat paimam, įsistatom ir nekrenta. Ir tai pakankamai sunkiai išsiima. Taip, tarkim, jeigu reikėtų mažą šitą, štai taip. Dabar kitas yra toks jo privalumas, kad štai matot lenktas. Jeigu kažkur reikia įsukti, nežinau kaip čia jo naudotis. Nežinau, kodėl šio atsisuka. Tai yra toks suktas, jeigu yra sudėtingos vietos kažkur prieiti, ne? Taip, va, štai čia. Viena detalė štai čia. Čia nieko tos nereiškia. Ir kita detalė štai čia. Va. Va, štai galite va taip sukti kokį tai varžtą. Dar galite štai su ranka laikyti labai patogu, o pats varžtelis suktųsi. Tai va. Tai va, sakau, mačiau interneto forumuose, man iš tikrųjų šitas dalykas patiko, tai sakau, gal ir jums patiktų. Visai, žinokite, rekomenduočiau, bent jau kol kas Onas tai žiauriai nepatiko. Taip įsideda. Va taip ir būna, visą laiką ištraukia ir nežinai kaip įsideda. Štai taip. Taip, šitas taip berods. Taip.
O šitas turėtų būti štai taip. Nežinot kaip, turbūt štai taip. Tik minusas, kad daug vargo čia, kol išsiaiškini, kur ką sudėti. Gal vis tik čia? Ne. Ne. Maždaug taip. Įtariu, kad bus taip. Tai jo, štai taip. Tai va, rekomenduoju tokį dalykėlį. Nusipirksiu, turėsi, džiaugsitės. Tai va, iki kitų kartų.